Kazino Admiral lažybos. Lažybos. Kazino Admiral. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Na, turbūt jums visiems kyla vienintelis klausimas. Kas Žalgiriui darosi ketvirtose kėliniuose? 2:31 atkarpa prieš Panathinaikosą. Praėjusią savaitę 4:19 prieš Fenerbahčę. Dar anksčiau 0:13 prieš Olympiakosą, 0:13 prieš Madrido Realą ir 3:10 prieš Bolonijos Virtus. Tokios buvo Žalgirio atkarpos ketvirtose kėliniuose per paskutinės 5 rungtynes, iš kurių 4 kauniečiai pralaimėjo. Na, sutiksite, kad skamba neįtikėtinai blogai. Už šį faktą ačiū kolegai Rokui Grajauskui, kuris paskaičiavo, kad Žalgiris bendrai šias atkarpas ketvirtose kėliniuose pralaimėjo rezultatu 9-86. Ir aš puikiai suprantu, kad iš karto dauguma jūsų ir net mano kolegų prie šių mikrofonų nori nuteisti ir atleisti Andrėją Trinkierį. Bet ar tikrai čia kaltas yra tik treneris? Aš turiu labai ilgą ir manau, kad įdomų atsakymą į šį klausimą, kurio ištakos manau, kad siekia dar praėjusių metų Liepos mėnesį. Bet apie visą tai antroje video dalyje. Iš pradžių pasižiūrėkime į pirmąją mačo pusę, kurie, kaip suskaičiavo Mykolas Stumbras, Žalgiris yra geriausia absoliučiai Eurolygos komanda pagal įmestų ir praleistų taškų santykį. Prieš Panathinaikosą Žalgirio trenerių štabas ir vėl puikiai paruošė komandą, kurios, nepaisant šio pralaimėjimo, jūs vis dar neturėtumėte nurašyti. Suprantu, kaip skaudu pralaimėti tokiu būdu dominuojant kiekviename mače, bet man vis dar atrodo, kad šitas Žalgiris turi labai daug potencialo, kurio nepavyksta paversti į pergalės dėl vienos didžiulės problemos. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Gerai, dabar galbūt prisimenate, o galbūt ir ne, prieš Panathinaikosą Žalgiris ir Kaune puikiai pradėjo rungtynes. Išvis, pirmasis kėlinys atrodė idealiai, o ten kauniečiams itin padėjo šis derinys, po kurio Lonnie Walkeris pasižymėjo sezono dėjimu. Viskas prasideda Lonnie kėlimu į viršų, perdavimu atgal į žaidėjų, po kurio Žalgiris pagal viską turėtų žaisti 2-2, bet čia atsiranda netikėtumo faktorius. Kylantis ketvirtasis numeris iš kampo ir užtvara Walkeriui su kamuoliu arba ne. Prieš tai buvo dėjimas iš šio derinio, dabar buvo tritaškis. Derinys Kaune suveikė ne vieną kartą ir Andrėją Trinkierį norėjo patikrinti, ar Panathinaikos yra jam pasiruošę. Ir čia puikiai suprantu italų idėją, kadangi Panathinaikosas tikrai nėra iš tų komandų, kurios smarkiai ruošiasi kiekvienams rungtynėms iš taktinės perspektyvos. Dėl visiems, manau, jau dabar puikiai žinomų priežasčių. Tas pats vaizdelis ir Atėnuose. Kyla Lonnie Walkeris, perdavimas atgal, užtvara iš Brady Maneko ir pirmosios metu užatakuoti Pau nepavyksta, bet Brady keičia užtvaros kampą, vėl įtraukiamas Juancho Hernangomesas, kuris keičiasi su Osmanu šioje situacijoje ir Lonnie Walkeris renkasi prasiveržimą arčiau krepšio. Amerikietis sutraukia kelis varžovus, laisvas Arnas Butkevičius ir Žalgiris pasižymi pirmaisiais taškais. Viskas identiškai jau kitoje atakoje, bet čia Brady Manekas, o gal ir Andrėja Trinkieris sugudrauja. Žinodami, kad Panathinaikos tikėsis perdavimo Lonnie Walkeriui, Manekas slipina šią užtvarą, tam Juancho nėra pasiruošęs ir Brady pelno 2 lengvus taškus iš baudos aikštelės. Po geros minutės vėl tas pats derinys ir šį kartą trečioji jo opcija. Panathinaikos yra sutelkę visą dėmesį į Lonnie Walkerį. Ir šį kartą žaidžia 2-2 Francisco su Biručiu. Gabrielis yra užtvaros lygyje, o taikant tokią gynybą reikia pagalbos iš silpnosios pusės. Bet silpnoje pusėje Kalaidzakis žiūri tik į Lonnie Walkerį ir dėl to Birutis gali krauti iš viršaus. Nuostabus planas mačo pradžioje ir čia jis suveikia 4. kartą. Antrosios užtvaros metu Pau keičiasi, Lonnie prieš save mato lėtesnį Papapetru ir vėl labai smagu, kad Walkeris veržiasi prieš Papapetru ir pelno 2 taškus su pražanga. Ir tai dar ne pabaigoje. 5. kartas antrojo kėlinio viduryje. Paprasčiausiai Pau gynyba miegojo, per daug erdvės Lonnie Walkeriui, jis čia gali įsibėgėti ir na, kai jis pagauna tokį greitį, čia Di Osmanui jį sustabdyti yra mažai šansų. Tai puikiai veikia derinys Lonnie Walkeriui, o prieš 2 mėnesius Kaune turėjome dar vieną puikų Trinkierį derinį, tik šį kartą Davidui Sirvydžiui. Ypač tada, kuomet jį dengdavo Kendrickas Nanas, kuris, na, švelniai tariant, pritingi gynyboje. Viskas atrodė maždaug taip. Ulanovui įvedamas kamuolys, o silpnoje pusėje iš pradžių Sirvydis stato užtvarą, o iškart po to pats ją gauna. Tokiu būdu tarp 2 užtvarų Nanas, kuris ir taip nerodo daug pastangų, užstringa ir Sirvydis yra laisvas išmesti tritaškį. Dar pasiliekant Kaune, tas pats derinys suveikė ir antrojo kėlinio gale. Tik ten Sirvydis nekilo iš pačios apačios, o imitavo, kad pats eis į apačią ir taip apgavo net ir Kostas Luką. Žodžiu, Žalgiris buvo paruošęs siurprizų Kaune. Na, o dabar grįžtame iš praeities ir pasižiūrėkime į ketvirtadienio vakarą, kadangi šitas derinys ir vėl suveikė Atėnuose. Sirvydį šioje atakoje dengia Džerianas Grantas, turbūt geriausias Pau perimetro gynėjas ir vienas iš geriausių visoje Eurolygoje. Ir manau, kad jis žino šitą derinį ir tiesiog paprasčiausiai žino, kad nereikia
Sirvydžio paleisti iš savo akiračio. Todėl gauname tokią situaciją, kad kuomet Sirvydis stato užtvarą, Grantas nenori atmušti po krepšiu besileidžiančio Giedraičio, kuris pelno 2 lengviausius taškus pasinaudojus Sirvydžiu kaip masalu. Vos pamintas prie Sirvydžio Kostas Lukas, tikrai netoks geras gynėjas kaip Grantas. Sirvucha net iki galo nepastato tos užtvaros, kadangi žino, kad Lukui greitai išbėgti ir likti šalia jo yra per sunkiai užduotis ir vėliau pataiko laisvą vidutinį metimą. Na ir nenuostabu, kad dar viena esminė plano dalis puolime buvo kuo daugiau įtraukti Kendricką Nunną. Tai bandant ne tik jį varginti, bet ir žinant, kad jis labai smarkiai ir labai dažnai pasitaupo gynyboje. Ypač pirmoje mačo pusėje. Ir nors Kendrickas Nunnas PAO trenerių štabų nurodymais rungtynes pradėjo dengdamas Arną Butkevičių, tam, kad būtų paslėptas ir nebūtų įtraukiamas į pick and roll gynybą, antrajame kėlinyje Trinkieri ir Žalgiris vis tiek jį prigavo ir rado būdą jį įtraukti. Čia aikštelėje yra Lonnie Walkeris, bet kadangi Nunnas dengia Dovydą Giedraitį, žaisti 2 prieš 2 kyla būtent jis. Ir pažiūrėkite, kaip viskas lengvai gaunasi. Dovis tiesiog pasinaudoja savo greičiu, įspūdingai lengvai apeina Nunną nuo užtvaros ir pelno 2 taškus iš baudos aikštelės. Kitoje atakoje Nunnas prie Sirvydžio. Ir šis tiesiog žaidžia 2 žmonių žaidimą su Bryantu Dunstonu, įgauna pranašumą prieš Kendricką Nunną ir vėl kitas PAO gynėjas baudos aikštelėje nieko negali padėti. Žalgiris laimėjo 15, Tamanus žiūri į žemę, o Žalgiris žaidžia ispaniškai pick and rollą, kuriame Sirvydis stato nugarinę užtvarą ir kurį dengia Kendrickas Nunnas. Pasižiūrėkite, kaip lengvai Sirvydis tiesiog nuskaito situaciją, atšoka nepastatęs užtvaros, Nunnas smarkiai vėluoja ir Sirvucha pataiko iš toli. Na tai yra nelegaliai bloga gynyba iš Kendricko Nunno ir visos komandos bando to naudotis. Čia pasižiūrėkite, kaip greitose atakose reaguoja žalgiriečiai. Mitchellas prie savęs baudos aikštelėje turi Kendricką Nunną, Giedraitis ir Sirvydis rodo, kad ten turėtų eiti perdavimas. Galiausiai tas kamuolys Mitchellą ir pasiekia ir nepaisant to, kad dar gali išnaudoti vieną pražangą, Nunnas nenori to daryti, nes tiesiog nenori išsiimti savęs iš rungtynių, o Žalgiris pirmauja 20 taškų. Žodžiu, ką aš jums noriu pasakyti? Žalgiris yra gera komanda ir 20 taškų pranašumas neatsiranda iš niekur. Šita komanda yra treniruojama gerai. Tačiau tas, kas vyksta antrose mačo pusėse, neleidžia šiai komandai dabar būti, galbūt net antroje ar trečioje vietoje Eurolygoje, kadangi nuo ten Žalgirį vis dar skiria 3 arba 4 pergalės. Viena priežastis puolime antrose mačo pusėse yra akivaizdi, bet prieš tai vienas mažas lyrinis nukrypimas. Žalgiris sužaidžia solidų, mano nuomonė, 3. kėlinį. Atlaiko visus Atamano spaudimus teisėjams, fanų įsiaudrinimus, išlaiko 13 taškų pranašumą. Geriau vargu ar galima tikėtis. Tu žaidi išvykoje prieš Eurolygos čempionus, labai talentinga puolime komanda. Tu nesitiki prieš ją išlaikyti 20 taškų pranašumo visas 40 minučių. Natūralu, kad bus bandymas užsikabinti už šio mačo iš Atėnų Panathinaikoso. Kad skirtumas mažės buvo praktiškai parašyta žvaigždėse. Kiek jisai sumažės, va čia jau priklauso nuo Žalgirio. Ir Žalgiris iš šiuos spurtus atsako keliais sunkiais metimais, keliais skirtingos atakos būdais. +13 ir paskutinė ataka, kurią galima rengti iki galo. Bet Dovis nuskuba kiek per anksti, palieka PAO užtektinai laiko ir vietoj +13 ir inercijos tavo rankose lieka tik +10. Tai visų pirma kerta smarkiai psichologiškai žaidėjams per galvas, kadangi tu visą kėlinį, visas 10 minučių itin stengiasi, kad išlaikyti kuo didesnį tą pranašumą ir vos per vieną ataką, galbūt vietoje net +15 tau lieka +10 ir dar visa OAK arena su 20 000 fanų įsijaudrina taip, kad sustabdyti tos antrosios bangos tampa nebeįmanoma. Vietoje galbūt ramios minutės pertraukėlės, tu žinai, kad po jos, o vaikyti, čia jau teks atsilaikyti labai rimtai. Esu pats buvęs tokiose situacijose ne kartą, kur atrodo vienas toks lucky metimas, galbūt viena maža detalė ir nusprendė tas rungtynes, ne visa tai, kas vėliau vyko 4. kėlinyje. Manau, kad tai buvo labai didžiulis what if momentas šiose rungtynėse, bet neskubėkite teisti Giedraičio. Kadangi Žalgiris vis tiek dar turėjo 10 minučių ir ten padarė per daug blogų dalykų. Panašiai kaip buvo ir prieš Fenerbahčę. Panašiai kaip buvo ir su Olympiakosu ir Madrido Realu. Varžovų agresyvi gynyba su agresyviu step-outu yra didžiausia kauniečių problema. Ir tą mes matome rungtynės po rungtynių po rungtynių. Jei dar kas nežinote, tai step-outas yra agresyvi varžovų gynyba, kuomet jų aukštaūgis kyla virš užtvaros lygio, siunčiant 2 žmonės prie Žalgirio gynėją su kamuoliu, norint priversti jį atlikti perdavimą. Ir prieš jums komentaruose dar kartą atleidžiant Trinkierį, noriu pasakyti, kad aš manau,
manau, kad tai yra komplektacijos spraga. Komplektacijos spraga, kurios nežinau, ar buvo galima tikėtis. Ką aš turiu omenyje? Nežinau, ar buvo galima numanyti, kad taip smarkiai trūks žmogaus, kuris gali atiduoti perdavimą būtent tokiose specifinėse situacijose prieš step-auto gynybą. Francisco ir Walkeris, jie vis dėlto abudu yra labiau taškų rinkėjai negu žaidimo skaitytojai. Ir būtent jie, tie žaidėjai, prieš kuriuos ir yra taikoma ta step-auto gynyba, paskutiniu metu tiesiog atrodo tragiškai prieš tą step-outą ir ypač prieš labai agresyvų step-outą antrose mačo pusėse. Čia Ule kyla statyti užtvaros ir Walkeris žino, kad Juancho eis step-autuoti, bet jis paprasčiausiai yra per mažai agresyvus, stovi vietoje ir tokiu būdu nesukuria jokio pranašumo. Atakai lieka 8 sekundės, kamuolys Walkeriui nebesugrįžta ir Dovis Giedraitis turi tiesiog improvizuoti paskutinėmis sekundėmis. Na, o dabar klipai iš tos tragiškai blogos ketvirtojo kėlinio pradžios. Francisco ir Birutis 2-2, Gabrielis kyla aukštai ir pasižiūrėkite, kiek laisvės yra baudos aikštelėje. Perdavimas čia Laurinui Biručiui ir tai yra triuškinamas dėjimas. Nei Kendrickas Nunnas, nei Cedi Osmanas čia nieko nebepadarytų. Bet Francisco čia perdavimo kažkodėl neatlieka, bando pats permesti Venianą Gabrielį ir yra blokuojamas į 6 eilę. Ir būtent perdavimo nebuvimas prieš step-auto gynybą yra viena iš skaudžiausių Žalgirio problemų. Čia Gabrielis vėl labai agresyviai lipa ant Francisco. Prancūzas jį bando apeiti greičiu, tačiau to visada padaryti nepavyks. Čia reiktų atlikti 2 greitus perdavimus Sirvidžiui į kampą, kadangi pasižiūrėkite, kaip giliai pagalboje yra Kendrickas Nunnas. Neabejoju, kad Sirvidis close-out'e susitvarkytų su Kendricko Nunno gynyba. Čia Francisco renkasi žaisti vienas pats, pagalba tuomet jau ateina nuo meto Mitchelo ir vietoje Sirvidžio metimo gauname 10 ar 15% tritaškį. Kitame klipe vėl per didelis pasyvumas iš Žalgirio gynėjų. Francisco čia padaro vieną driblingą ir kaip ir galėtų čia atlikti perdavimą, bandyti sukurti 4-3 situaciją, bet to nėra. Ok, dar vienas pick and rollas ir Birutis dabar jau gauna kamuolį, Osmanas ateina padėti, bet Mitchellas čia galbūt galėtų likti ant tritaškio, bet kadangi jis tik ką prametė, jis nori užtikrintesnių taškų, bet Gabrielis čia daro puikų darbą saugodamas lanką. Bet tai bent jau yra kažkoks logiškesnis puolimas negu tai, ką matome jau kitoje atakoje. Vėl Francisco su kamuoliu ir šį kartą atakuojamas Juancho step-outas. Ule čia kelias sekundės trumpojo nusileidimo situacijoje yra laisvas, bet prancūzas vėluoja prieš aukštesnį Osmaną paduoti perdavimą. Belieka tik bandyti tą padaryti antrąjį kartą, vėl prancūzas bando naudoti savo greičiu, šį kartą tą pavyksta padaryti ir Ulanovas stoja mesti baudos metimų. Kazino Admiral lažybos. Lažybos, lažybos. Kazino Admiral. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Galbūt jūs dabar klausite, kodėl Francisco yra taip sunku. Ir aš pasakysiu, aš manau, kad Francisco nėra blogas kamuolio perdavime šiaip jau. Sakyčiau, kad jo galimybės skirstyti perdavimus yra maždaug vidutinės ir tą jis gerai daro, kuomet naudojasi savo greičiu, įsiveržia į baudos aikštelę ir iš ten tada vertina situacijas. Bet tokiose situacijose tą padaryti yra gerokai lengviau. Prieš step-outą reikia tikslumo, reikia žinoti, kaip pasigerinti savo perdavimo kampą. Galiausiai reikia turėti ir ūgio, kurio Silvenas, nelabai turi. Ir paprasčiausiai reikia tiesiog žinojimo, kaip žaisti prieš tą step-auto gynybą. Dažnai Francisco bando spręsti situaciją savo greičiu, kai galima eiti nuo užtvaros ir įsiveržus ieškoti laisvų komandos draugų, kaip ir minėjau, viskas yra gerai. Bet dažniau tai turėtų būti tokios situacijos kaip ši su Loni, kuomet gynėjas atsikrato kamuolio, sukuria 4-3 situaciją laiku ir komandiškai yra susikuriamas laisvas metimas. Mače su Fenerbahče prieš savaitę buvo dar blogesnis vaizdelis. Perdavimai arba nepasiekdavo aukšto ūgių, arba Walkeris su Francisco tiesiog nebūdavo pakankamai agresyvūs. Ir tuomet mes gauname situacijas, kuriuose jūs matote labai daug driblingų, ilgas atakas, kurios baigėsi sunkiais tritaškiais paskutinėmis atakos sekundėmis, kadangi tiesiog reikia improvizuoti. Jie dažniausiai yra netaiklus, Žalgiris pralaimi, jūs galvojate, kad Trinkieri yra blogas treneris, nes Žalgiris neturi derinių, maždaug taip kažkaip, ir kad Trinkieri reikia atleisti. Skobėje aš visiškai nesutinku. Čia step-outas iš Fenerbahče net ir prieš Dovį Giedraitį. Ir Smailagičius, jeigu čia gautų kamuolį, manau, būtų dėjimas per varžovų galvas, bet Giedraitis pameta kamuolį ir leidžia Feneriui bėgti į greitą puolimą. Toliau bene geriausias pavyzdys iliustruojantis, kokia bloga situacija prieš step-auto gynybą yra žalgiriečiams. Francisco neatlieka perdavimo su kamuoliu Giedraitis. Butke perdavimo negauna, dabar jau trečiasis bandymas iš Francisco, Meli vėl step-autuoja, vėl nėra jokio perdavimo ir vėl po vieno driblingo yra sugaunamas kamuolys. Ir galiausiai situacija, apie kurią ir kalbėjau. Daug driblingų, pavieniai bandymai gelbėti situaciją paskutinėmis sekundėmis ir pramestas metimas.
Čia vėl Dovis Giedraitis ir vėl Melis Stepautas prieš jį. Lietuvis kiek per ilgai nesiskiria su kamuoliu, šitas perdavimas Francisko nesukuria nieko, lieka vos 5 sekundės ir tai yra dar vienas super sunkus tritaškis po driblingo, kuris yra netaiklus. Kiek vėliau vėl Francisko su kamuoliu, vėl po vieno driblingo yra sugaunamas kamuolys, tikintis, kad bus laisvas plotas atlikti Smailagičiui perdavimą, bet to nėra, lieka 5 sekundės ir Dovis Giedraitis turi improvizuoti ir mes visi žinome, kaip tai baigsis greičiausiai. 5. pavyzdys prieš Fenerbahčę per 4 trečiojo kėlinio minutės. Vėl Francisko su kamuoliu, Smailagičius visiškai laisvas trumpojo nusileidimo situacijoje, bet perdavimų į kampo nėra, Francisko sugauna kamuolį ir ką turime? Visiškai atspėjote, turime dar vieną bandymą improvizuoti paskutinėmis atakos sekundėmis. Ir čia buvo tik vaizdeliai iš trečiojo kėlinio. 4. kėlinyje dar blogesnis vaizdelis. Ir būtent dėl to manau, kad Rokas Jokubaitis, kuris turėjo šiaip jau ir būti šioje Žalgirio komandoje, būtų beprotiškai tikęs būtent tokiose situacijose prieš Stepauto gynybą iš varžovų. Galbūt tai ir nebūtų labai matomi dalykai, bet sukontroliuoti komandą tokiose situacijose, atlikti kokį tais vieną neblogą perdavimą į trumpai nusileidimą, kurio dabar tiesiog nesugeba padaryti nei Silvenas Francisko, nei Lonnie Walkeris. Nesupraskit manęs klaidingai, abu yra labai geri žaidėjai, bet tiesiog dėl to, kad jie dabar yra pastatyti į tokią poziciją, kenčia visas Žalgiris ir galimai net ir nuplauks visas Žalgirio sezonas. Paprasčiausiai tariant, tai šiuo metu komandoje nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų paduoti tinkamą perdavimą prieš geriausias Eurolygos gynybas, aukštesnių negu vidutinių lygių, o įveikti Stepautą pagrindę tik su driblingu yra beprotiškai sunku ir tai nėra laiminti taktika Eurolygoje. Dar vienas Francisko pick and rollas, Dunstonas čia yra visiškai laisvas, bet vėl prancūzas per ilgai nesiskiria su kamuoliu, vietoje perdavimo renkasi žaisti 1 prieš 1 ir tai yra dar vienas sunkus tritaškis paskutinėmis atakos sekundėmis. Kitoje atakoje Silvenas galiausiai paduoda tą perdavimą į trumpą nusileidimą Smailagičiui, bet tai įvyksta taip retai, nežinau, tai galbūt pirmas perdavimas per 10 atakų, kad serbas net nežiūri į krepšį, o grąžina kamuolį atgal Francisko. Šis antrojo pick and rollo metu ir vėl sugauna kamuolį po vieno driblingo. Natūralu, kad Fenerbahčė tuomet jau atkerta artimiausius žmonės ir tai virsta klaida. Man atrodo, kad jūs pagaliau suprantate, kur yra esminė Žalgirio problema, bet čia dar vienas pavyzdys iš 4 kėlinio. Čia Smailagičius sekundę yra laisvas, bet Ulanovas net nežiūri į jo pusę atlikti tokį vieną labai gerą išraiškingą perdavimą. Mulys grąžinamas atgal, Lonnie Walkeris turi žaisti dar vieną užtvarą, vėlgi jis vėluoja su perdavimu, kadangi Smailagičius čia galbūt galėtų atakuoti Heisą Davisą closeouto situacijose, bet kaip ir Francisko, jis renkasi žaisti 1 prieš 1 ir galiausiai žalgiriečiai meta dar vieną sunkų metimą. Bet net ir dabar rungtynės nėra pralaimėtos, Žalgiris atsilieka vos 4 taškais. Bet čia Walkeris vėl eilinį kartą ignoruoja Butkevičių, kuris yra sekundę laisvas, Žalgiris žaidžia dar vieną užtvarą, kurios metu Francisko nieko nesukuria, ir tai virsta į dar vieną blogą sprendimą, renkantis tritaškį po driblingo vietoje bandymų įžaisti kamuolį ir sukurti 4 prieš 3 situaciją. Būtent taip, aš manau, kad atrodo pagrindinė Žalgirio problema antrose mačo pusėse, kadangi kai nesiseka puolime, varžovams yra daug lengviau bėgti į greitas atakas ir pelnyti daug lengvesnių taškų. Prieš agresyvę varžovų gynybą ir Stepautą ypač reikėtų tokio tikresnio įžaidėjo, kokio šitoje komandoje paprasčiausiai nėra šiuo metu. O toks kaip ir turėjo būti. Rokas Jokubaitis jau buvo praktiškai susitaręs su Žalgiriu, bet paskutinę minutę apsigalvojo. Jis būtų maksimaliai padėjęs šiose situacijose ir manau, kad su juo kalbėtume galbūt ir net apie 2. ar 3. vietą Eurolygoje. Tyronas Wallace'as galbūt irgi nėra idealus pasuotojas būtent prieš tas Stepauto situacijas, bet jis bent jau turėdavo ūgį 1,98 cm prieš Silveno kiek? 1,85 m? Tai būtų jam palengvinę situaciją gerokai. Nei Jokubaičio, nei Tyrono Wallace'o nėra, o vietoje Wallace'o, kuris išvyko sezono pradžioje, tai visiškai netikėtai, Žalgiris tiesiog pasirinko geriausią įmanomą variantą tuo metu rinkoje – Lonnie Walkerį. Ir sutiksite turbūt, kad Žalgiris negalėjo neimti tokio kalibro žaidėjo į savo komandą. Žodžiu, po tokios begalinės įvykių virtinės, kuri tęsiasi nuo maždaug Liepos vidurio, Žalgiris paprasčiausiai liko be tokio vieno tikro įžaidėjo, arba bent jau be vieno žmogaus, kuris galėtų perimetre atlikti teisingą perdavimą
perdavimą tinkamu laiku. Ir būtent dėl to mes dabar matome to pasiekmes. Pasikartosiu, nemanau, ar buvo galima tą numanyti, kadangi turbūt niekas nesitikėjo, kad bus taip blogai būtent prieš šią vienintelę stepauto gynybą. Bet šiuo metu situacija yra dėja tokia. Jeigu jums patiko šitas video, nepamirškit paspausti like, nusiųskite jį draugams ir prenumeruokite kanalą. Taip galite padėti dar labiau išplaukti į plačius vandenis krepšinio analizai. Ačiū, kad žiūrit ir iki kitų kartų.